numeris 1 pasaulyje. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Visi nekantriai laukiame šventų Velykų, tačiau žvejams tai dviguba šventė. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Na pagaliau šventų Velykų dieną sulaukėme lydekų žūklės draudimo pabaigos. Neretas, ypatingai sunkia spiningavimo ligos forma sergantis meškeriotojas, sumušęs margučius su šeiminiškiais, neiškentė, stvėrė senai paruoštus spiningus, masalus ir leidosi pirmosios sezono lydekos ieškoti. Žinoma, neišimtis ir mūsų komanda. Sezono atidarymas pavyko puikiai. Džiugino ne tik gražus vasariškas oras, bet ir gausūs laimikiai. Apie pavasarinės lydekų žūklės ypatumus ir tiesiog gerai praleistą laiką papasakosime laidoje apie žūklę. Netrukus po reklaminės pertraukos. UAB Fanatikai – tai didmeninė, mažmeninė ir elektroninė prekyba žūklės reikmenimis. Fanatikai – tai laiko patikrinti įrankiai, nuo valties iki kabliuko, tikram fanatikui. Galite pirkti ir internetu. Taip pat kviečiame pažvejoti žuvingame Vabalių ežere. Apie viską internete fanatikai.lt. Štil numeris 1 pasaulyje. Spinningai Favorit – tai 30 serijų meškerykočių nuo ypač lengvų iki sunkių visiems spinningavimo būdams. Favorit spinninge dera ypatingas jautrumas, japoniškos technologijos bei dizainas, kurie nenuvils nei mėgėjo, nei profesionalo. Favorit atstovas Lietuvoje – UAB Rerija. Čia laida apie žūklę. Šiemet visi nekantriai laukiame Velykų, tačiau žvejams spiningautojams tai dviguba šventė, nes tą dieną baigėsi lydekų žūklės draudimas. Tad neretas spiningautojas kilo nuo Velykų stalo ir skubėjo užmesti masalą bei sužvejoti pirmą šio sezono lydeką. Apie tai ir bus ši mūsų laida. Mes laukiame ir pagaliau sulaukėme. Šventų Velykų dieną pasibaigė lydekų žūklės draudimas ir jau kitą dieną nemažai spiningo liga sergančių meškeriotojų, jų tarp ir mūsų laidos komanda leidosi aštriadančių ieškoti. Kaip paskutinė, švytuoklė suviliota lydeką šiemet matėme tik ant ledo, nuspėti, kur jos galėtų būti sulindę, ne visada paprasta. Tačiau, kas ieško, tas ir randa. Pirmosios mūsų žūklės taktika nesudėtinga. Kaip ir kare, pateisinamos yra visos priemonės, tad į valtį susikrovėme įvairiausius masalus nuo blizgių, guminukų džigavimui iki voblerių tvičingui ar velkiavimui. Ilgio ežerą, kuriame žvejojame, pažįstame ganėtinai neblogai. Nors instinktai mus šaukia arčiau žolių linijos, tačiau iš pradžių džigaudami patikrinome gerai žinomus kalnelius ir vietas, kur tekę susikauti su solidaus dydžio plėšrūnėmis. Šįkart naudojame vokiškus silikoninius masalus su meškos ženklu. Šio gamintojo masaliukai gerai atlieka savo darbą, o ešeriuko imitacija šiame ežere neretai sukramtoma iki galvakablio švinelio. Maža lydekaitė, bet, pavasarį nėra ko norėti iš tų žuvų. Rudenį, ruduo yra didžiųjų lydekų metas, o pavasaris tai yra, galimybė pasidžiaugti štai tokiomis silkutėmis, kurios net ir tos dėlėmis apaugę, reiškia dar gilesniuose, didesniuose ežeruose nenori labai judėti, tai ir dėl to jie sugeba pavyti dėlės. Ir dar štai akivaizdu, kad tą lydeką mažą atakavo didelė lydeka, nes, kaip žinia, lydekos yra kanibalės ir jai nemotais, kad čia jos kažkokia tai giminiuotė, jokių problemų, jeigu nori ėsti, reiškia, galima ėsti viską.
psichologiškai smagu sulaukus lydekų draudimo pabaigos. Tuo pačiu mes galime sakyti, kad prasidėjo lydekų žūklės sezonas ir tuo naudojamės. Nors tiesą sakant, ne vien lydekos kimba, galima sėkmingai žvejoti ir taikę žuvį jau po truputėlį, vanduo šyla ir kuo toliau, tuo daugiau bus galimybių tokią žuvį sužvejoti. Dar kelios dešimtys metimų ir taktiką nedelsdami keičiame. Traukiam arčiau švendrų linijos, kur įdienojus pasirodė neršiančių žuvų būriai. Smulkmė lyg avių būrelis, kurį neabejotinai prižiūri plėšrus piemuo. Guminukus keičiame vobleriais ir mėgindami imituoti padykusią žuvelę, keičiame žūklės būdą į tą vadinamąjį twitchingą. Toks jau tas pavasaris. Norint žvejoti sistemingai, neužtenka pasitikėti vienu masalu ir vieta. Sėkmės recepto reikia ieškoti nuolat, nevengiant išbandyti net tą masalą, kuris džiūsta dėžutės kampe su užrašu nekibus ir beviltiškas. Kągi, mūsų valtyje dar viena silkutė. Nors kalibras ir neypatingas, tačiau panašu, kad šį tą jau pavyko išsiaiškinti. Šiandien veikia į ešerį panašus skirtingų spalvinių variacijų tigriukai. Viskas gerai, meškeriojam toliau ir ilgokai pašukavę pakraščius, vėl keičiame strategiją. Staigiai nuo kranto gilėjantis ežero dugno reljefas mums leidžia vilkiauti prie pat švendrų linijos. Čia šiltesnis vanduo, čia siaučia neršianti smulkmė. Išmetę voblerius, spiningų viršūnėmis beveik braukėme švendryną. Kaip parodė laikas, ši žūklės versija virto auksiniu rakteliu į sėkmę. Yra ir šį kartą jau kažkas rimtesnio, bet kibimai tokie ne rudeniniai, kada tiesiog griebia masalą ir trenkia per masalą smūgių, o tik bakst ir viskas. O, ir gražuolė, čia reikia atsargiai su... atsargiai reikia su... Nes vis tik tai žvejojam gana plonų valu, kaip apsivyniojus. Ir griebė vobleriuką, tokį gana ryškų ir šiaip kaip suvyniojo, visą snukį apsivyniojo. Valu, gerai, kad pintas pavadėlis. Štai, gražus laimikis. Jau galiu sakyti, kad sezono atidarimas pavyko, bet kaip apsivyniojo. Ir štai akivaizdu, kad jie atakavo iš priekio voblerį, iš priekio atakavo va tokiu būdu. Ir štai jis taip prisisegęs, aš tai ir apsivyniojo tą lydeka, kad aš negaliu jos valdyti normaliai. Jinai tiesiog traukia mane visa jėga į priekį ir sukasi aplink savo ašį. Dėl to, kad būtent ji griebė masalą pasitikdama. Gražus laimikis. Vis tik tai lydeka jau sverinti, manau, kad virš 2 kg. Tai jau solidu, bet vėlgi žiūrėkit, pelekas visas nusėtas kirmėlaitėmis, tomis dėlėmis vadinamomis, nes žuvis dar judėti nenori, ji guli kažkur dugne, kažko laukia, gali būti, kad kažkur netoliese ruošiasi neršti ir ešeriai, jie šiuo metu labai maistingi, pilni ikrų, todėl lydekos galbūt vietoj to, kad vaikytųsi kažkokias tai kojas, baltą žuvį, tai tiesiog laukia aptingusių ešerių. Ir tai akivaizdu būtent dėl to, kad jau antra lydeka užkibo naudojant ešerio imitaciją. Kad ir tas farė tigras vadinamas, labai ryški, bet vis tik tai ešerio imitacija. Dabar jinai tiesiog nusipilnė būt paleista, šiek tiek nukentėjo. Ką darysi, kova yra kova, kovoj visą laiką būna kažkokių tų aukų, tačiau ji tikrai atsigaus ir štai nuplaukė, žiūrėkite, ko puikiausiai pasislėpė žolėje. Šiandien mes mūsų lydekų žūklės sezoną atidarome
Ilgio ežere, tai iš tikrųjų puikus lydekinis ežeras, gal tik turintis vieną tokią problemėlę, kad yra labai didelis ir gilus, todėl vanduo jame įšyla visų pirma labai netolygiai ir antra labai lėtai įšyla. Labai reikia daug laiko, kad vanduo taptų, na, sakykime, toks šiltas kaip sekliuose ežeruose kažkur tai, kur žuvis daug greičiau tampa aktyvesnė, tuo pačiu ir lydekos. Pirmiausiai bandėme žvejoti dviem pačiais, sakykime, paprasčiausiais būdais, tai šiek tiek džigaudami, mesdami masalą į gelmę, kur yra giliau ir traukdami jau aukštyn į seklesnę vietą ir tvičindami, mesdami kranto link į seklumą ir traukdami gilin arba išilgai žolių linijos, kur turėtų būti lydekos. Ir šis būdas pasiteisino, tačiau pastebėjome, kad nėra lydekos susikaupę kažkur tai vienoje vietoje. Todėl nusprendėme pakeisti būdą žūklės ir leidomės pakraščiais, laikydamiesi maždaug 3,5–4 metrų gelmės, bet netgi regis toje vietoje sustojame, kur jau turėtų būti, kur užkibo lydeka ir dėja, kitos lydekos ten nėra. Reikia tiesiog ieškoti ir rinkti jas po vieną po kitą, nuplaukiant nemažus atstumus. Nors lokalaus lydekų susitelkimo ir neradome, tačiau žūklei įpusėjus tiksliai supratome, kur ji yra ir nebereikėjo blaškytis ieškant dugno kalnelių, liežuvių ar kokių nors duobių. Tam šį kartą mums labai padėjo echolotas. Sugavę kelias lydekas atkreipėme dėmesį, kad kibimų sulaukėme tada, kai praplaukdavome virš senų žolynų. Nustačius naujos kartos sonarą taip, kad viename dešiniajame lange jis pieštų viską, ką mato po savimi, o kairiame tik išskirtų žuvį, buvo akivaizdu, kad lygiose, švariose ežero vietose nėra ką veikti. O štai žolyne, kur matosi smulkmė, šalia jos neretai teko pastebėti ir stambę žuvį, tikėtina, kad lydeką. Praplaukus tokią vietą, meškerę rankoje suspaudi tvirčiau ir lauki smūgio. Kibimas, vėl wobleris ir kažkas vėl panaši lydeka. Ji pareina. Truputį nuvargus, neiškratys taip lengvai. Nebaisiai didelė, bet, kilogramas. Kilogramas tai tikrai daugiau negu kilogramas. Kilogramas 300 gramų, manyčiau, bus svorio. Bet tai jau yra gražu. Tai jau yra, puikiai atidarytas lydekų žūklės sezonas. Tikrai vertėjo tokią dieną praleisti ant vandens, tuo labiau, kad iš tikrųjų oras puikus, šviečia saulė, kvepia artėjančią vasarą ir kvepia žuvimi. Šiandienos žūklė parodė, kad visos žuvys yra ten, kur žolynai. Tie žolynai yra seni, pernykščiai, tačiau tai vis tik yra žuvims kažkokia tai vieta pasislėpti ir tiek mažom žuvim, tiek didelėms žuvims, lydekoms yra vieta pasislėpti ir ten ją galime sužvejoti. Šis būdas, lėtai vilkiaujant, yra labai, efektyvus pavasarį ir žvejoju ne tik aš tokiu būdu, bet ir kai kurie mano kolegos mėgsta tokį būdą, nes būtent kada vanduo pakraščiuose yra gerokai šiltesnis negu kažkur gilumoje, tai žuvys ten ir yra, prie žolių linijos, kur joms yra komfortiška, kur neršia kažkokios, tai sakykime, rūšiai žuvų, randa savo maistą ir plus dar ten yra šilčiau. Bet minusas to būdo tai yra toks, kad mes visą laiką turime plaukti kažkur tai virš žolės kilimo. Ir tose vietose dažniausiai turime lydekos kibimą. Bet minusas tas, kad tą žolę labai dažnai tenka ištraukti, užkabinti su masalu ir, sakykime, prarandame galbūt tokį netikėtumo momentą, kad iš karto užplaukti. Tačiau tai yra, toks žūklės būdas, jis turi savų pliusų, savų minusų ir šiuo atveju, kiek suprantat, daugiau turi pliusų.
Na kągi, kai sistemą ir masalus berods atradome, mūsų pirmoji atviro vandens sezono lydekų žūklė įgavo pagreitį. Nors ir aplipę dėlėmis, akivaizdžiai tingus plėšrūnai provokacijoms nebesugebėjo atsispirti. Mums prireikė vos kelių valandų, kol tiksliai supratome, kur ir kokį masalą lydekoms pasiūlyti. Na, šiandien mūsų pasirinkta taktika mūsų nepaveda. Tiesiog lėtai plaukėme prie krantų, šiek tiek truksėdami masalą, pavadinkime šiokiu tokiu twitchingu visą tai. Ir kibimų yra. Ir lydekos, sakyčiau, yra ir mažų, bet labai nemažai ir visai solidaus dydžio. Ši tokia irgi, tokia dėl dydžio šiaip sau, sakykime, nelegalė, tokia liesa labai, nevalgius, alkana, bet mums ko daugiau reikia. Iš tikrųjų, jeigu lydeka alkana, tai mes tuo tik džiaugiamės, ji tiesiog kimba, bet vėlgi, žiūrėkite, kiek daug prilipę ant jos, net ant šonų, ne tik ant pilekų, tų kirmelaičių, kažkokių tai dėlių vadinamų. Tiesiog jos gulėjo iki šiol, buvo neaktyvios, gal ir dabar kažkur žolėse guli, bet oras šyla, jos išlenda ir atakuoja masalą ir tai yra smagu, mums žvejams kaip tik to ir reikia. Ir vėlgi ešerio imitacija, Smagu, tiesiog diena ne veltui, puikiausiai kimba lydekos ir manau, kad dar tik pradžia tų lydekų ir visi gali imti spiningus į rankas, važiuoti kažkur tai prie ežero, bandyti žvejoti įvairiausiais būdais. Tai reikia skirti tam kažkiek laiko, reikia paeksperimentuoti su masalais, eksperimentuoti ieškant vietų ir iš esmės viskas labai paprasta. Jeigu yra mažos žuvies, jeigu yra žolynas, maždaug 3-4 metrų gelmėje, reiškia yra ir ten ir lydeka. O štai. Plauk savo. Na, o dabar tradiciškai laikas įrankių apžvalgai. Jau kalbėjome apie tai, kad mėginome ir džigauti, ir velkiauti, ir twitchinti, tad rinkomės ganėtinai universalų spinningą, kad valtyje nereikėtų vežiotis kalno kotų, kol atsirinksime, kogi toms lydekoms reikia. Pirmoje sezono žūklėje žinai tik tiek, kad žuvis yra, tačiau nuspėti, kokiu būdu ji kibs, labai sunku. Nežinome, kokiu būdu žvejosime, kokiu būdu geriausiai kips, kokiu būdu tiesiog teks žvejoti ilgiausiai tą dieną, todėl pats geriausias pasirinkimas yra universalus. Kipimas buvo. Todėl pats geriausias pasirinkimas tai universalus kotas. Į pirmąją lydekų žvejybą pasiėmiau tokį favorit professional kotuką, spinningą. Jis gerai yra tuo, kad yra gana universalus, nes galima su juo štai ir šiek tiek patvičinti. Žinoma, tai nėra kotas skirtas tvičinimui, tačiau iš bėdos galima tai daryti, galima džigauti, pakankamai jautrus kotas ir žinoma, galima mėtyti tiek nesunkę blizgę, galima su kriukę, galima woblerį mėtyti. Žodžiu, universalus įrankis su atitinkančia įrankį ritele. Žodžiu, tokiai žvejybai reikia pasirinkti tokį įrankį, kad neužimtų daug vietos valtyje, jeigu naudotume kelis įrankius, kelis spinningus, nes vietos valtyje nėra daug, todėl norisi turėti tokį vieną įrankį, su kuriuo galėtume daryti praktiškai visus žvejybos veiksmus, visus spinningavimo veiksmus ir tokiu būdu pasiektume teigiamą žvejybos rezultatą. Pavasarį lydekoms naudoju gana ploną, žinoma, pintą valą, nors galima naudoti ir fluorokarbonį, ir monofilamentinį valą, bet plonas valas yra tam, kad vanduo labai skaidrus būna pavasarį, todėl žuvys yra tikimybė, kad šiek tiek atsargesnės, galbūt jos daugiau pastebi, sakykime, valą, pavadėlį. Ir pavadėlį, tarp kitko, gaminuosi pats iš specialios medžiagos, kuri yra suvyniota ant ritelių tokių, galima atsikirpti kiek jo reikia, užsirišti kokį norim suktuką, sukinę, spynelę uždėti kokią norim prisekti. Žodžiu, man patinka būtent pačiam pasigaminti pavadėlį, nors tiesą sakant parduotuvėje galima įsigyti, bet aš pasitikiu tuo, ką surišu savo rankomis. Viskas yra labai paprasta, ir sakyčiau, turėtų būti gana plona. Dabar kliuvinių didelių
nėra, žolės dar nepakilę, todėl, plonas valas duoda galimybę pajausti malonumą, žuvį tiesiog varginant, su žuvim kovojant ir nelupant jos ten kažkaip tai storais valais, kaip pakliuvo, žodžiu. Tai yra tiesiog, kažkokia tai žūklės estetika. Mūsų sonaras tik cypia, kiek čia yra smulkmės žuvies, matomai kuojos ar ešeriai susiruošę neršti čia kažkur netoli ir žinoma ten galima sužvejoti lydeką. Štai dar, netokia jau mažytė, netokia iš pradžių kažkaip tai nelabai įspardėsi, tačiau dabar akivaizdu, kad ne monstras, bet ir ne šaudykliukė, ne silkė ta vadinama meškeriotojų, vis tik kažkas solidesnio. Gražuolė. Ką jūs manat? Manau, kad jinai dar galbūt ir arba netgi didesnė bus už prieš tai sužvejotą didelį lydeką. Štai jums. Bet vėl nasruose wobleris. Matot, agresyvios spalvos, vadinamas fire tigras. Žodžiu, matomai jos nėra dar labai aktyvios, tačiau suerzinti geru, rimtu, agresyviai dirbančių masalų lydeką tikrai įmanoma. Štai, jums rezultatas. Apie 2 kilogramai, maždaug 700 gramų iš patirties galiu pasakyti. Žodžiu, čia yra didesnė už tą, kurią buvome sužvejoję dienos pradžioje. Gražiai įrijusi woblerį visas snukyje ir vėlgi akivaizdu, kad jį pasitiko masalą iš priekio, nes būtent wobleris įstrigęs galvą priekinę dalim į nasrų į gelmę, tai akivaizdu, kad jį tiesiog pamatė jį atplaukiantį ir griebė pasitikdama. Na štai, lydekų sezoną atidarėme puikiai. 7 žuvys per dieną, rezultatas tikrai ne iš blogųjų. Beje, rezumuodami šią žūklę, be visų niuansų, kuriuos aptarėme šiandien, beliko paminėti, jog didžiausias plėšrūnų aktyvumas buvo tarp 11 ir 14 valandos. Galima daryti išvadą, kad saulei pašildžius vandenį sujuda smulkmė, o paskui ją ir dantytosios. Lydeka nėra ta žuvis, kurią gaudyti reikia bėgti su rytmečio aušra. Tad jei nieko nepavyksta ryte, neskubėkite trauktis nuo vandens. Gal vidurdienį užkibs jūsų gyvenimo trofėjus. Kaip matėt, sezonas atidarytas tikrai puikiai, tačiau mūsų žiūrovai taip pat nesnaudžia. Toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinis laimikis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką tokio, kuo norėtum pasigirti prieš visus, nedvejodamas siųsk mums žuvies nuotraukas ar video elektroniniu paštu apie zukle@gmail.com. Neužmiršk nurodyti žuvies svorio bei ilgio, papasakok, kur, kada ir ką žuvis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją, kuriam mūsų laidos draugas žuklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Primename, laimikio nuotraukas galite mums siųsti elektroniniu paštu apie zukle@gmail.com. Prasidėjus lydekų sezonui, mus žinoma užplūdo aštriadančių nuotraukos bei sveikintini vaizdo įrašai su jų paleidimo epizodais. Tiesa, šią savaitę laimikių nuotraukų į mūsų konkursą buvo atsiųsta tiek daug, kad greituoju būdu pasistengsime parodyti įdomesnius trofėjus ir skubėsime paskelbti nugalėtoją. O juo šią savaitę vėl tapo ypatingo dydžio upėtakis sugautas jūros upėje. Vytautas Bernotas sugavo 74 cm ilgio ir 3,5 kg svorio krokodilą. Šis upėtakis labai solidus trofėjus, kuris Vytautui šiandien uždirbo mūsų laidos draugų fanatikai.lt įsteigtą prizą. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų.
Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien dėje viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate? Štil numeris 1 pasaulyje.